Ką tu čia sugalvojai? Matau daug pydarų, kurie, ble, dėtuvės prisijungia, jungia dėtuvės. Kaimiečiai yra, ble. Okay. Dar ką, išbėgo kažkas rodas? Kažkas išbėgo? Nu, kol mano brolis dirba influenceriu ir fotografuoja ir filmuoja, tai bendra informacija. Pagal mano skaičiavimą, jeigu gerai suskaičiavau, tai 105 žaidėjai susirinko į šitą patrioto žaidimą. Nu, pareik, broliukas. Ką, visus noriu pasveikinti su vakar dienos pergalę ir tom ankstesnėm. Tik ne Latvijos, ar ne? Ne, nu, aš su jais kalbėjau, viskas gerai, jie mus irgi sveikina. Svarbiausia, serbų Suomiai papyso. Jo, toks kas nebūtų. Tai tuoj išjungsiu muziką, nes seneliui trukdo pašaliniai garsai. Girdit mane? Gerai, tai žiūrėkit. Ačiū visiems, kas susirinkot. Iš 194 patriotą, smagu, kad dalyvaujat, smagu, kad žaidžiat Šratasvydį. Visus kviečiu žaisti sąžiningai, garbingai. Ta prasme, nesukčiaut, nežinau, nesimušt, nesupriekt ant kažkokių, turim turėti gerą laiką iš šitos pramogos. Tai pas mus iš principo niekas nesikeičia, galioja mediko taisyklė, galioja kronavimas, galioja šita zona, be dėtuvių, šautuvai, saugumo sumetimams. Ačiū Latviam, kurie mums šitą pavyzdį parodė. Po to naujokai, tie, kas pirmą kartą, Mertvekuose bus instruktažai, kai pasidalinsim, arba mėlynųjų, arba geltonųjų pusėj. Mediko taisyklė, tikras turniketas arba žydiškas bintas. Kiekviena kariuomenė turės po 2 karo medikus, yra paruošti krepšiai su turniketais, su bintais. Išlieka visos tos pačios taisyklės, per kiek laiko galit pasveikti. Jeigu kažkas uždės turniketą, patys savęs gydyti negalit, jūs gali pagydyti tik tai kitas klubo, nu ne klubo, sakykime, žaidėjas, su tikru turniketu imituodamas užvežimą arba bintu. Kokia pas mus atsirado naujovė čia, va, tai čionai yra Mertvekų kryptys. Ar visiems aišku, kas turėsit ant rankų kažkokią tai spalvos izoliaciją, tai reiškia, rodo kryptį, kur yra Mertvekas. Ateityje mes ten jų papildysim daugiau, pagrindus vakar viską padarėm, tai nežinot, kur eit, pamatėt, reiškia, kryptis va šita. Ar visiems aišku? Iš tikrųjų, žiūrėkit, kolektyvas, aš gal truputį paantrinsiu brolį, padarėm naujas tokias rodiklės į neutralias vietas. Anksčiau buvo tenai žalia lentelė, tarkim, ir parašyta neutrali vieta, tai ten žali ir geltonieji į vieną pusę keliavo, mėlyni ir raudoni, kažkur ten į vieną pusę keliavo. Padarėm tokias mažesnės lentelės ir jos truputį nestandartinėse vietose yra, kai praeitą kartą, sakykime, kas žaidė patriotę, ne?
Tai, bet jos yra panašiai išdėstytos, panašiai tokiuose pačiuose vietose. Tai turėkit omeny, aišku, čia problemos nebus tie, kas žaidžia jau senai. Ir jie ten žaidžia ir žino visas tas neutrales vietas, bet, sakykime, tie, kas žaidžia naujai, tai atkreipkite dėmesį, kad geltona, žalia, tai galbūt kada nors naudosim žalią juostą, ne geltoną, tai yra viena neutrali vieta mertvekas, raudona, mėlyna, tai yra kitas mertvekas, neutrali vieta. Tai gerai, tai brolis paaiškino, tai dabar atėjo eilė apdovanojimų. Mes čia turim 8 žmonės, kuriuos mes turim apdovanot. Tai dabar auksiniai patrioto ženklai, tai Janevič Romans. Braliukai iš Latvijos. Taip, Giedrius Mickevičius. Bronzinis patrioto kryžius Gytis Matačiūnas. Sidabriniai patrioto kryžiai Giedrė Tamulienė. Vėl negerai pavardę perskaitė. Tamelienė, Sorenas. Svarbiausiai, kai būna ten prikeverzota, kartais pataikia, o čia labai gražiai buvo užrašyta. Taip, Mantas Tamelis. Auksinis patrioto kryžius Andrius Triūna. Tai čia mums dabar mes norėtume patikrinti pas jūs signalinės liemenės ar atsitronavę ginklus. Tai signalinės liemenės visi įsitraukiam. Man irgi? Taip. Kupriniai. Oranžiniai. Išvardinkit vėliavas, kurias turim. Miestelėje iš viso 2 vėliavos. Tai miestelį turim, garažus turim. Tai 3 turim. Radio bokštas. Supratau. Ai, mėlynas. Atsargiai mėlynas išėjo, reiškia, yra geltonų. Per giliai neinam, hebra. Nešneka, stenkitės draugiškai žaidžiam.
A few inches later. A few minutes later. Six and a half hours later. Tomorrow. Ира! Jūsų ant gynybinės sienos nėra? Blet, toks vaizdas nuo ten šaudė. Problema? Čia aš ir sėsiu į priekį. Matau. Šitos durys neatsidaro. Važiuojam numirti, kaip tai nori. Užsimerkit langus. Ble, čia neužsidaro. Atsargiai gausi į sprandą. Tiesiai priešai. Žinom. Per galą galit bandyti pašaudyti. Bet žiūrėkit, kad jūsų nenulestų. Opa! Ten! Uždarykit duris! Liemenę traukis! Turniketą turiu! Savo turiu, bet negaliu naudoti. Tai ten kažkas kitas uždeda. Belekas gali uždėti, dėkit turniketą. Davai, palauksim, kol čia tylu. Čia ilgai tylų nebus. Į Mertveką grįžus. Jo.
čia du mėlyni buvo. Čia prieki geltonas, nušautas. Čia šokam tipo. Nu, sakė Arvidas. Gerai. Šokam. Prieki ateina žmogus. Nušautas! Kelk ranką! Kelk ranką! Yra! Toli gavau, iš toli, labai toli. Turi kažką? Nuo tos pusės gavau į dešinę. Sakyk, labai neturiu rankų. Jo. Gerai. Ne? Šitą kišamės. Jeigu jis nušautas, jis rankos nekelia. Nušauti du, matau. Matau vieną. Palauk. Pala. Jisai kelia liemenę. Liemenė iškelta. Ne, ten nežinau. Va, šaudo tas, kuris mane nušovė. Jisai kažkur iš toli. Tiesiai priešais mane. Su liemenė išeik. Palauk. Ai, čia irgi nušautas. Palaukit, mediko laukia. Tiesiai priešais mane, su liemenė stovi. Palauk, nešauk. Eina, viskas. Eina. Su liemenė gali išeit. Valik nahui. Su liemenė išeik. Viskas, antrą kartą nušauta. Ai, sorry. Yra. Viskas, yra. Sorry. Negirdėjau, žinau, kad dėtojas ieškai, pamačiau, kad su liemenė ir porą metrų paėjai į šoną, galvau, gal mediko laukia. Aš pati medikas. A. Dėtovę pametei? Aha. Va, jum ir dažytų. Tai žinai, jūs nėra katastrofa.
Ativerkit dureles. Gerai. Važiuokit. Ne, važiuokit. Aš iš paskos bėgsiu. Smalkės uostysiu. Irgi bėgu geriau. Kiek tavęs lest reikia? Čia arčiau. Kiek į tave šaudžiau? Nušautas, gerai. One eternity later.